Labas, atėjo laikas, kai galvoji, jog savo hobį nori paversti verslu, bet bijai, galvoji, kad tau reikės daug finansų, kad nesugebėsi, gal turi per mažai žinių, kaip kurti verslą, bet galiu tave nuraminti, kad pradžiai tau tikrai nereikia nei milijonų, nei agentūrų, nei dizainerių, nei IT specialistų. Didžiausia investicija tai noras, laikas ir tavo pastangos. Žinoma, tau reikės pradžiai finansų, tai priklauso nuo tavo produkto ar paslaugos, bet susikurti elektroninę parduotuvę, Facebook ir Instagramo paskyras tikrai nereikės didelių finansų. Individualios veiklos atidarimas jums taip pat nieko nekainuos. Jums tai reikia šiek tiek žinių, laiko ir pastangų. Esu Evelina ir jau daugiau nei 7 metus sėkmingai vystau savo prekinį ženklą EDG Clothes. Praktiškai nuo pat pradžių daugelį dalykų pasidariau pati, net nežinodama, kaip kurti verslą. Žinoma, įdėjau daug savo pastangų, skiriau tam laiko ir dar iki šiol mokausi. Renku informaciją įvairiuose kursuose, tiek lietuvių, tiek anglų kalba. Taip pat ieškau informacijos Google ir YouTube kanaluose. Per visą šį savo verslo kelią bendravau su ne vienu kūrėju, tokiu kaip aš, ir pastebėjau, kad kartais labai paprasti dalykai atrodo sudėtingi. Todėl būtent dėl šios priežasties nusprendžiau sukurti projektą Galiu pati, kuriame dalinsiuos visa informacija, rekomendacijomis ir savo patirtimi, kad būtent padėti smulkiam verslui ir tam pradedančiam paprastai, aiškiai ir suprantama žmonių kalba. Mano projektas Galiu pati bus video formatu. Čia kalbėsiu apie labai daug dalykų, kuriuos naudoju savo versle ir norėsiu pasidalinti patirtimi, kokių klaidų nedaryti, kaip aš iš jų mokiausi, kaip galbūt jūs galite išvengti. Kai mano tikslas dalintis ne tik teorinėmis žiniomis, bet ir savo praktiką, kokius įrankius naudoju, kaip fotografuoju produktus, kas yra patogiau, greičiau, ką naudoju ir ko galbūt iš vis nepanaudoju, kaip paprastai susikurti socialinių tinklų turinį, kaip pritaikyti būtent jums be jokių dizainerių ar IT specialistų. Taip pat bendraudama su savo kolegomis pastebėjau, kad yra poreikis Canva kursų orientuotų būtent į smulkų verslą. Tada artimoje ateityje planuoju paruošti jums Canva kursus orientuotus būtent į smulkius verslus, nes tai yra labai galingas įrankis, kurį tikrai naudosite kiekvieną dieną, nes galite be jokio dizainerio susikurti tiek logotipą, tiek Facebooko banerius, elektroninės parduotuvės banerius. Ir tai yra tikrai paprasta, tik jums reikia žinoti pagrindinius bazinius žingsnius. Ir daugelį dalykų tikrai galite pasidaryti patys. Ieškokite informacijos internetu, jeigu tam neturite laiko. Rinkitės kursus, koncentruotus, grynai būtent tai, ko jums reikia. Tai jeigu manai, kad tau tokie kursai būtų įdomu, apačioje palikau nuorodą su išankstinė registracija. Tokiu būdu pirmas sužinosi, kada kursai jau startuos. Jeigu tu turi idėją ir tiki savo produktu, bet dar nedrįsti, tai drąsinu tave. Pradėk, daryk ir tikrai viską pasidarysi pats. O kad tuo keliu būtų žengti lengviau, kviečiu tave prenumeruoti mano YouTube kanalą, pasekti Instagram ir Facebooko paskyras, o mes susitiksime jau greitai kitame video, kuriame papasakosiu, nuo ko pradėti, kaip susikurti prekinio ženklo pavadinimą, kokių klaidų nedaryti, pasidalinsiu savo asmeninę patirtimi, kaip mokiausi iš tų klaidų ir kaip po to reikėjo man iš jų išbristi. Ačiū, kad buvote su manimi ir iki kitų susitikimų. Goodbye!